Ir mūsų studijoje vieši vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė, kuri pristatys naujienas fantastikos gerbėjams. Sveiki, Eglė. Sveiki. Matau, kad ant stalo karaliauja Haris Poteris. Tikrai taip. Tai kokių naujienų pas Harį Poterį galima rasti? Pradėkime nuo senienų naujienų, galima tai pavadinti. Prieš porą metų, kai leidykla Alma Litera nutarė atnaujinti senuosius Hario Poterio leidimus, pakeisti viršelius, internete kilo tikras sujudimas. Staiga žmonės užsinorėjo būtinai turėti su senaisiais viršeliais knygas, o jų nėra, jų kaina tik kilo, netgi būdavo jau anekdotų kilę, kad keičiu seno leidimo Hario Poterio seriją jų būta Palangoje ir atvirkščiai, žodžiu, visokių tokių juokų. Tai labai džiugu, kad Alma Litera dabar jau patenkins tų žmonių, kurie vis dėlto tų būstų savo neiškeitė į knygas, poreikį turėti tuos senuosius leidimus, tiksliau su senaisiais viršeliais, originaliais viršeliais, kurie ir iš mano vaikystės, kuriuos aš skaičiau ir labai yra mieli man. Tai aš atsinešiau tik 2 knygas, bet jų yra visos 7 perleistos knygos, tad kas pasilgo šių, tai čiupkite. Taip, iš ties toks pas, aš irgi to turiu. Taip, visiškai tokia. Tai labai džiugu, tiesiog ir tiražas šių knygų ribotas, tad... Bet turbūt ne 100 eurų kainuoja viena. Ne, aš visiškai nes tikrai esu padorią mačius kainą. internete, kad pardavinėja. Nes, kaip sakau, tuo metu buvo ištikusi isterija, kad nebėra senųjų viršelių. Tai dabar ta klaida ištaisyta, jų tikrai yra, bet leidimas ribotas, tad jeigu norite pasidovanoti savo ar kitiems tą džiaugsmą, tai reikėtų suskupti. Taip, čia reiktų pagalvoti ir tiems, kas pažįsta tikrų Hario Poterio gerbėjų, prieš Kalėdas puikiai dovana. Na, toliau matau irgi Haris Poteris. Bet čia tiem, kurie mėgsta sunkes tikrai knygas ir labai gražiai iliustruotas, nes Jimas Kėjus, kuris iliustravo dabar Harry Potterį šitaip naujai ir gražiai, yra tikrai labai apdovanotas, pripažintas pasaulyje iliustruotojas, knygų piešėjas. Ir čia jau 4 dalis ir jų bus, aišku, visos 7. Ir čia toks tikrai dovaninis, gražus vertimas, kur kiekvienas puslapis yra išpuoštas, iliustruotas, netgi ten to jau, kur yra tik tai tekstas. O, man kažkaip vis pasiseka su iliustracijom atversti, nes nematau, ką verčiu, bet iš tikrųjų visai tai yra gražus, specialus popierius, jisai švelnus, blizgantis, šiek tiek dekoruotas minimaliai. Tikrai priartėjus matosi tekstūra, na tikrai toks labai gražus leidimas, bet jau reikia pasirengti, kad į kuprinę neišsimesi tokios knygos ir stotelėje ar autobuse nepaskaitysi. Šitą gali, šito ne, bet tai fantastiškai gražu ir aš pavydžiu šiek tiek vaikam, kurie pirmą kartą Harry Potterį skaitys tokią formą, nes dar įdomiau, dar gražiau viskas atrodo. Čia vaizduotė labai stipriai vyko, čia biški ir iliustracijos pakutena vaizduotę. Na, o istorijos, aš manau, Hario Poterio net nereikia pristatinėti, aš čia pradėjau iš nuošalės kalbėti, nes, Haris Poteris, tikrai esu sutikusi vaikų, kurie dar neskaitė, bet jau viską žino apie Harry Potterį, jiems vėlesni broliai, mamos tėčiai jau išpasakoja, jie laukia, kada jie patys galės tai perskaityti. Todėl aš... Šiek tiek pavydu, kad jie dar tik tai... perskaitys, tai patirs. Tai, bet ir mes suaugusiai visą laiką galime grįžti prie šitų knygų, prisiminti ar vienu ar kitu tą džiaugsmą, tą vaikystės fantaziją, kurioje kažkada gyvenome irgi patys ir dabar vaikai gyvena vėlgi. Tai yra nuostabu. Ir dar viena, taip pat labai spalvota, Burtininko almanachas. Taip, o čia knyga užkietėjusiems Hario Poterio gerbėjams. Viskas apie Hario Poterio pasaulį, apie tą stebuklingą ir Hogwartso pasaulį ir taip toliau, magijos pasaulį. Viską, kokie klausimai kyla ir nekyla, čia rasi atsakymus. Ir apie mėgstamiausius posakius, kas ten ką pasakė, kokios yra burtų lazdelės. Burtažodžiai. Yra burtažodžiai. Yra burtų lazdelės visos aprašytos ir kas juose įdėta ir kokias ten magija, kuo ypatinga, kadangi skiriasi toje serijoje, kiekviena lazdelė savo ypatumų. Gal net ir esencijų receptai yra? Šiek tiek kai ko yra. Yra vizlių išdaigos surašytos. Žodžiu, tokia, kur net man buvo smagu pasimti, aš nenuosekliai skaičiau, tiesiog kur atverčiu ir aš tiesiog vėl iš naujo panirau į tą pasaulį, bet šiek tiek kitokiu būdu, nes aš jau seniau skaičiau, bet prisimenu, kas ten buvo, kaip aš jaučiausi tam pasaulyje, kaip buvo smagu. O čia atsiverti ir
net šilta pasidaro. Taip, taigi taip ir skaičiau, taip ir buvo. Arba, o tikrai aš jau buvau šitą dalyką pamiršus. Ir aš manau, vaikam, kurie tik perskaitys Harry Potterį ir iš karto nersi šitą knygą, na tikrai tas magijos pasaulis dar labiau atsivers. Na, kaip jis ten stipriai skiriasi nuo žiobarų, kaip ten burtininkai, pavyzdžiui, maskuojasi ir visos kitos detalės. Na, tikrai labai smagi tokia... šalia šios serijos einanti knyga, nes čia skaityti yra, bet tai nėra pasakojimas, tai nėra istorija, tai yra iš gabaliukų sudėliota, nors yra ir juokingų istorijų. Tokia perliukų receptų knyga. Prisiekiu Merlino barzda ir kitokie posakiai, kuriuos verta išmokti visiems Harry Potterio gerbėjam ir panašiai. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir rekomenduoju atrasti vaikam, kurie negali gyventi be Harry Potterio. Na, iš ties yra vaikų, kurie ir panyra į tą magijos pasaulį ir patys bando išmokti visokių triukų. Gal ne tokių magiškų kaip Harry Potteris, bet kažką į tą pusę. Taip. Tai tokia knyga tikrai pradžiugins. Būtent. Na ir kita knyga, tai ne Harry Potteris. Kas čia? Taip nutiko, kad atsinešiau ir ne Harry Potterį šį kartą. Harry Potteris daugumai mums siejasi su tokiamis džiaugsmingomis emocijomis, energija, veržlumu, nors ten tikrai daug ir skaudžių temų paliečiama ir taip toliau, bet šita knyga, kurią aš čia turiu, tai yra Šešėliai, pirma serija, trilogija Šešėlių ir Žvangesys pirmoji dalis vadinasi. Šita knyga nėra apie džiugius dalykus. Jinai ir rimta, ir baisi, turiu omeny baugi, tokius šiurpuliukus kelinti, bet turi ir savotiško grožio, tik jis nėra pirmoje eilėje gal, jis net tiek džiugina, stebina, o labiau priverčia įsitempti skaitytoją, panirti į tą pasaulį, ypač tuos vaikus maždaug nuo 10 metų, kurie mėgsta baugės siaubo istorijas ir kažkai čia pasakojimą. Na, tai jeigu įsivaizduojate, kad Kalėdos yra nuostabu apsilankyti Kalėdų senelio miestelėje, būtų dar nuostabiau. Perskaitę gali būti, kad apsigalvosit. Suomių rašytojas Timo Parvela, labai garsus jų rašytojas, pateikė tokią tikrai alternatyvę versiją. Ir pasakojimas pradedamas nuo gana toli. 13-metis Peteris labai liūdė dėl savo labai sunkiai sergančios draugės ir Kalėdų seneliui prekybos centre pakužda norą, kad norėtų, kad jį pasveiktų. Ir naktį pas jį apsilanko keista būtybė, gal elfas, nykštukas, net neaišku kas, ir sako, jeigu nori, gerai, taip ir bus. Tavo draugė pasveiks, bet už tai turi atiduoti šešėlį, savo šešėlį. Atiduoda, šešėlis. Kam jis reikalingas? Ar tai tikrai toks didelis dalykas? Pasirodo, kad labai didelis. Na, čia galima šitoje knygoje šešėlį suprasti, kad tai kalbam apie sielą, žmogaus esmę, esatį. Ir be jos žmogaus kūnas lieka iš esmės toks kiautas. Tam kiautui šalta, neramu, negera, jį apima blogos mintis. Ir Peteris, kai tik praranda savo šešėlį, supranta, kokį didelį dalyką prarado ir jis padarys viską, kad susigrąžintų. O kur gyvena to šešėlio paieškos? Į pačią Laplandiją, į Kalėdų senelio miestelį. Ir tas kelias yra tikrai baugus. Ir šitą knygą, sakau, ir graži dėl to, kad kalba ir apie tą draugystę. Ir kai dėl draugų gali padaryti viską, gelbėti jų gyvybę, tu paukoji labai daug. Tokių yra tikrai, sakau, gražių dalykų, bet vis dėlto šitos knygos esmė yra šiek tiek pašiurpinti skaitytoją. Bet matau, kad čia yra pirma dalis, tai yra ir daugiau. Taip, tai pirmoje dalyje apie Peterį ir pasakojimą, iki tol, kol jis dar pasiekė, dar tik išvyksta į Laplandiją, o jau antroje dalyje jau ten patenka į dar didesnius nuotykius ir baugesnius ir taip toliau. Na, apie juos kitą kartą. Gerai. Ačiū Jums, Eglė, kad atvykote, ačiū, kad pristatėte tiek daug gražių naujienų ir idėjų dovanoms. Ačiū. Aš tikiuosi, kad jos džiugins vaikus. Taip, dėkui.